Šiais metais yra sugriežtėję reikalavimai, kad visi nuotekų valymo įrenginių savininkai turės atlikti tyrimus, ar jų įrenginys veikia efektyviai. Taip pat šios duomenis reikės įtraukti į sistemą ir registruotis. Dėl to rekomenduojama visuomet nuotekų priežiūros darbus atlikti specialistam, kurie jums pateiks dokumentus, kas buvo atlikta valymo įrenginiui. Visi atliekų tvarkytojai, kurie užsiima šią paslaugą, turi nuotekas priduoti į centralizuotus nuotekų tinklus, kurios yra toliau apdoromos. Tai patvirtina visuomet nuotekų pridavimo dokumentai. Kaip pavyzdys, fosforo likutis valytose nuotekose 5 mg ir bendroje azoto valytose nuotekose turėtų likti mažiau kaip 25 mg litre. Svarbu, kad nuotekų valymo įrenginys, valydamas nuotekas, įtilptų į šitus parametrus. O dažnu atveju tai, kas vyksta tai, kas yra Lietuvoje, tai ypatingai atvežtiniai įrenginiai, tai dėja, bet jie nepraeina šitų nuotekų tvarkymo reikalavimų. Chemijos pamokas kai kurie mūsų laidos žiūrovai gal ir yra primiršę. Tačiau pavasario gaiva tikrai skatina galvoti apie tai, kas dovanoja pozityvą, švarą ir tvaresnę ateitį.